Keliaudamas Viename, galiausiai iš šiaurės patraukiau į pietus. Vis dar negalėjau suvirškinti dalykų, o gal teisingiau stebuklų, kuriuos ten mačiau. Žadą atimanti gamta, kaimai, kur tavęs nepažįsta, bet laukia. Gentys žinančios kažką, ko mūsų civilizuotas pasaulis jau nebe. Visa tai sukėlė man daug minčių apie savo pirmus nuotykius ir kokį vingiuotą kelią jau esu įveikęs nuo savo vaikystės, kaip įveikiau ir Šiaurės Vietname. Kaip dabar atsimenu tą momentą, kai gulėjau miegančiųjų autobuse, vis dar dvelkiantis visais minėtais stebuklais ir tik po truputį grįždamas į save supratau, jog ir po šitos ilgos kelionės pietryčių Azijoje lietuvėlėje manęs lauks ne kas kitas, o tokie pat stebuklai, kurių anksčiau tiesiog nepastebėjau. Vau. Ir čia nėra sarkastiška, man nuoširdžiai gražu. Taip mano pasąmonėj iš užvirusių minčių išniro dar nesukurta istorija – Suvalkiečio kelionė. Tačiau norint suprasti daugiau, reikia grįžti ten, kur viskas ir prasidėjo. O mes susitiksim ten, kur viskas ir prasidėjo. Nenoriu girtis, bet aš Marijampolėj. Žinau, kad jūsų galvoje jau aidi mūsų mielas akcentėlis. Erzina jūs ar ne? Marijampolė dar žinoma kaip Suvalkijos sostinė. Taip, kad esam sostinė būtinai pabrėšiu, nes esam daug mažesnis miestas už tokius kaip vyresnysis bratkis Vilnius, todėl reikia dengti savo nepasitikėjimą miesto dydžiu įmantriais vardais. Čia gali rasti be galo daug pramogų. Gal kokių mašinų pasidairykit? O jeigu rimtai, tai miestas svariai prisidėjęs prie lietuvių tautinio atgimimo. Čia gimė Jonas Basanavičius, vienas modernios Lietuvos kūrėjų, mokėsi Vincas Kudirka, tautiškos giesmės autorius. Miestas buvo svarbus tautinio sąjūdžio centras. O šiandien garsėja moderniu gatvės menu ir bent jau mane žavi savo lėtesniu, paprastesniu gyvenimo tempu. Ai, tiksliai. Taip pat Marijampolė yra mažiausias miestas Lietuvoje su McDonald'u. In your face, Alytau ir Panevėžy. Nesijaudinkit, daug neprarandat. Team Hesburger. Sveiki. Sveiki. Padiena. Ar žinot, kodėl višta perėjo per kelią? Ne, gal jūs pasakysit? Kad pasiektų Hesburgerį, žinoma. Ta proga norėčiau vegetariško komplekto, mažo. O kodėl ne vištas? Nepasiekė dar Hesburgerio. Ar nepasiekė? Kas dar? Šiam vakarui viskas. Aha. Ačiū labai. Iki. Bet ši istorija ne apie vištą einančią per kelią ir netgi ne apie mariukę. Todėl geriau nusikelkim į vieną iš šio jaukaus miestelio rajonų. Stahanai. Toks neoficialiai pavadintas rajonas driekėsi už šio geležinkelio. Tai linija, kuri man bylojo apie kito pasaulio žemėlapį, kurį aš pažįstu kaip vaikystėje turėtą miestą vaizduojantį kilimą. Nuo mažų dienų, kai tik pradėjo formuotis pasąmonė, prisimenu tokius vietinius statybėrus mūsų besikuriančiam rajone. Jie mane mokė abėcėlės ir lasdavojo per perikiūrus. Neužilgo papasakojo mamai apie savo užklasinės veiklas ir kokius žodžius jie mane moko. Tai reikėjo rištas draugystės su vietiniais dėdėm. Bet čia mano nuotykiai tikrai nesibaigė. Rimtesni bairiai prasidėjo, kai mano tėtis nupirko man pirmą dviratį. Tai tada ir pradėjom
mint rajono takus su vietiniais hebrantais ir žiūrėti, tai kokį obuolį nugvelbs, ar tai apleisto namo vaiduoklius išjudint, o jei turėjom dar kokį litą ar du, tai varydom į Triobiškių parduotuvę, kur vietinės statukės ne tik mūsų vardu žinodavo, bet ir kur mūsų tėvai dirba ir čiųjų, kuo jie užsiima. O dar legendiniais laikais varydom į tokį kioską, kur pirkdavom antifrizinės gumos ir paskui su mėlyna burna 3 dienas vaikščiodavom. Nepasigailėjo kapitalizmas tokių širdžiai mielų vietukių ir ją uždarė. Tai čia ir prasidėjo visi mano nuotykiai ir zbitkos. Kai tik nebuvo šūlės, manęs galėjai ieškoti šio rajono kampeliuose, kur su kitais rajono čiabuviais ir pradėjom įgyvendinti laukinių šernų filmus. Bet kaipgi visą tai susijęs su Suvalkiečio kelionė? Tai kaip ir Vietname, taip ir čia, gimtinėje, keliausi po civilizacijos užmirštus kaimus, kur dvelkia ramybė ir paslaptimi. Noriu sutikti žmonės, kurių nerasčiau Facebook'e, miegoti prie liaudies apdainuotų medžių ir rasti tuose kaimuose besiskverbiančią Lietuvos dvasią. Nežinau, ar Lietuvos kultūroje vis dar vyrauja stereotipai apie suvalkiečius. Tačiau jeigu nesat susipažinę, mes esame praminti taupūs, o kartais ir skūpūs žmonės. Matot, suvalkiečiai nuo seno turėjo derlingesnės žemes ir gan darbščius žmonės. Gan darbščius žmogėliukus. Mat taupumas gimė iš nenorėjimo, o gal net ir baimės iššvaistyti viso sukaupto kapitalo ir tikriausiai iš pagarbos tam, ką turi. Nors suvalkiečių tikrai nepavadinčiau skūpiais žmonėmis, pasaulis be stereotipų būtų kiek nuobodus. Nemanot? Aišku, jeigu mokam į juos pažvelgti su šypsena. Kodėl suvalkietis nusiperka laikrodį be baterijos? Nes laikas pinigai. Gailėsiuosi dėl šito. Ir kokia subtili ironija, nes taupyti pats mėgstu. O padažo reikės? Įeina į kainą? Ne, neįeina. Tai nereikės. Todėl kabinamės į šį stereotipą, nematysit jokių kavučių Vilniaus senamiestyje ar Kempinski spa. Čia bus kelionė suvalkietiškai. Kodėl suvalkietis šypsosi autobuse? Ogi todėl, kad jis nesusimokėjo ir niekas nepastebėjo. Ei, į mane. Davai duok man Nori skelbti. kažką Nuo pasakyti. viduramžių nejuokavęs. Suvalkiečiai taip taupo savo žemę, kad net išvažiuoja į užsienį, kad būtų daugiau vietos. Čia jau ne Bebenčiuk, čia jau biškį per daug. Bebenčiukas turi labai juodą humoro jausmą. Tikrai taip, juoda kaip. Anglis norėjau pasakyti. Bonga. Man atrodo, čia yra raganų krosnis. Čia jos vakarai susirenka. Ir ką daro? Bomba, rimba. Sumeta svogūniukų, paskerdžia veršiuką, įpila kraują, sumeta visus X laiškus ir tada užverda eleksyras. Gal ir mums teks paragauti. Opa! Anyway, sveiki visi. Spėkit, kad sugrįžo. Bananino, trakatino, kapučino, frappučino, tukurutūrutūtū. O kuo važiuosim? Tai manau visiems aišku. Aišku, kad dviračiu, kuris lydėjo visą mano vaikystę. Ir dabar. Nusipirkau dviratį. Ką manot? Manau, nuvažiuosim nesunkiai tuos kilometrus. Famous last words. Jeigu atvirai nežinau net, kiek kilometrų nuvažiuosiu per dieną. Žodžiu, nejaugi bus taip sunku.
Pro duris. Pasisveikink su savo broliu. Eik tu kakų. Sulaužiau žemę. Beje, sugalvokim vardą šitam mažiukui. Beautiful. Šiandien kažkoks išdykęs gaudo mane. Bando per galvą duot. Kaime gimęs normaliu netapsi. Tai tų punktų gal gana. Masisos puodynė taisyklių ir taip pilna. O nuotykių deivė daros alkana. Kad jau paaiškinau kontekstą, leiskimės į kitą žodį – megztą. Rimuoti žodžiai man bėga kartais nuo liežuvio, kai 5-mečiui bėga nosis, po lietum smagiai pabuvus. Dar toli kalėdos, šventos kūčios ir ieškojimus, kur švęst naujaką. Vasarėlė saulė dar tik į galvutę duoda, o suvalkieti su bebenčiuku rytoj į kelionę išvažiuoja. Ir nesvarbu, ar jūs namuose, ar su velinu ir laume pirties garuose, aš noriu, kad įsitaisytumėt kaip silkės pataluose. Ir širdim lydėtumėt, o gal bumbėtumėt, ar šiaip neutraliai stebėtumėt. O aš sėdu ant savo žaliai mėlyno žirgelio, kol dar neapsigalvojau dėl šito absurdiško darbelio. Nors ką aš čia savo abejoju ir primetu nerimtą kentą. Tiek aš, tiek jūs jau žinot, kad man šitą kelionę padaryta buvo lemta. Paskutinysis žodis, jog jei paspausit patiktuką ir paprenumeruosit šitą mano kuklų kanaliuką, padėsit šitam suvalkiečiui ir būsim kaip bitės vienam spiečiui. Bzzz. Prisisegė saugos diržą, kaip tikras pilietis. Labas rytas, važiuojam.
Pavadinau kietą, reikia apsirengti. Sudie Marijampolė. Labas pasaulį. Aš nepasiruošęs šitai kelioniai, bet kelias pasiruošęs man. Na kągi, pirma stotelė Žalsvoj. Pailsėsiu kokią 10 minučių, nes turiu prisipažinti, nesu geriausioj formoj. Taip pat sušilau, tai reikia persirengti ir netrukus lėksim vėl į kelią. Gaublio viduryje žmogaus skulptūra. Išeivis žiūrintis į tėvynę, o aplink jį pasaulio kontinentai ir valstybės su miestais, kuriuose gyvena Žalsvos žmonės. Sveiki visi! Dar turbūt ankstyvus rytas ir nieko nėra. Turim 9:05. Tai jau turėtų būti šurmulys, man atrodo. Kažkoks turgus atsidaręs ar dar kas nors. Šiaip fainas labai centriukas. Yra treniruokliai. Čia toks kultūros centriukas. Nuvažiavau iš viso 15 kilometrų. Planuoju nuvažiuoti šiandien apie 80. Bet nenoriu per daug spaust savęs. Tai jeigu sugalvosiu stot anksčiau, viskas gerai. O noriu pasiekti tokią stovyklavietę, kuri yra netoli Marcinkonių kaimo Dzūkijoje. Jeigu pasieksiu, būsiu labai laimingas. Jeigu ne, mažiau laimingas, bet vis tiek laimingas. Aš esu tiesiog genijus. Išjungiau telefoną ir tada įjungiau. O SIM kortelė yra nauja, o kortelės PIN yra nufotkintas, tai viskas gerai. Bet palauk, kaip tu atrakinsi telefoną ir pažiūrėsi nuotrauką, jeigu tau reikia PIN kodo. Genijau. O, Tai dabar bandau su peiliuku nuskusti medžio pagaliuką, kad būtų pakankamai aštrus ir galėčiau išsimti SIM kortelę. Ir tada pažiūrėsiu nuotrauką ir žinosiu PIN kodą. Kartais pats save nustebinu. Man net nereikėjo atrakinti telefono su SIM. Man reikėjo SIM atrakinti, kad galėčiau naudoti SIM. Tai aš galėjau tiesiog atrakinti savo kodą. Kartais pats save nustebinu.
Krosna pasiekta, na kągi. Mus pasitiko Ružavo bažnyčia. Pamenu praeitą kartą, kai čia buvau, pasitiko mane pats meras. A dar kiti vadina mane, Krosnos meras, aišku. Krosnos meras. Papasakojo apie vietinius pastatus, parduotuvės ir visas jo giminės. Kaip gimęs augęs, viską. Tai jeigu atsirastų koks naujas gyventojas Krosnoj, tai žinotumėt greitai. Jau, taigi jau ir... Va, dar čionais, va, biškai paėkim. Daugiabutis namas. Mūsų Krosnos miestelis dabar jau skaitosi jau 420 metų. 420. Jo. Čia labai ypatingas skaičius. Na, yra palaidotas pas mus Krosnoje ir kapinėse knygnešys. Koks? Gal žino? Mykolas Kruškus. Ačiū Jums už istoriją. Jau aš. Už istorijos Jau pamoką. žinok, vaikelį, aš tą pasakysiu. Manęs kita Krosnoj nevadina kaip vaikščiojantį enciklopediją. Vaikščiojantį enciklopediją? Rimtai. O, tai buvo malonu, merė. Iki. Haha. Bet mes nieko nelaukiam, jokių Krosnos merų ir važiuojam link. Jūs pažiūrėkit, gandriukai. Tai va, atvykom į Metelių parką, beveik 40 km, tai pusė techniškai. Turim maždaug 12 valandų apie pietus. Tai varau iki tokio piliakalnio, užkasiu. Paukščiai gieda ežero tylą, kviečia būt nebuvime, o tu su marcipaniniu sukučiu šypsai žmogiškam sapne. Arbatėliais. Vaikai, atsisukam mokytojai pamojuot, ar gerai? Už jos praleidžiu.
Ate. Pradėjo lyt. Nežinau, kur dingt. Vau. Tokia bažnyčia net užtverta, niekas nepateks. Pro Kamino Lituano kelią važiuoju šiuo metu. Bet dabar suksiu į dešinę. Ir neužilgo turėtume pasiekti tokias kapines. O kapinės reiškia vandenį. Tikiuosi bus kraniukas ir galėsim prisipilti vandens. Visiškai jokių mašinų. Tik aš ir gamta. Pora pravažiuoja. Super. Aš nežinau kodėl, aš tiesiog negalėjau važiuoti toliau ir į parduotuvę nuvažiuoti. Bet aš nusukau dėl tų kapinių. Mane atvedė mapsai kažkur čia, vidury laukų. Ir ten turėtų būti upė, per kurią reikėtų pereiti ir tada bus kapinės. Tai bet kas kitas jau būtų apsisukęs. Joks žmogus nėra manęs apgavęs tiek kartų kaip Google Mapsai. Viskas. Viskas, baigiam. Rišom su Google Mapsais. Viskas, paskutinį kartą. Nemeluosiu. Gan sunkiai eina kilometrai. Nuvažiavau PM8 jau. Tai dabar tikslas į parduotuvę nuvažiuoti, nes vanduo baigėsi. Trikojis buvo. Gerai, kad neviršėjau greičio. Išgeriam paskutinį vandenį. Beje, mes esam Seirijuose. XXL pieniško ieškaučiu. Garantuoju pieniško, jo. Ne, tai žiūrėjau, kur jisai bet su tuo kašiku. Kur dar jūs
jūs einat su tuo įkaščiuku? Einu incidėt kukurūzų. Tokie. Štokie. Lest? Tokie. Mažiuk ropokus. A, galvoju, kurgi jūs čia su juo dar einat kukurūzų, tai kurgi jūs namo einat ar kur? Ne. Nu, dar, o tai kam jums aplinkui? Geros kelionės. Ačiū. Opa. Nu laiku aš čia atvariau. Bet tai sulis man viską. Nu ką, apsipirkom, išlindo saulė, jaučiuosi daug geriau ir važiuojam link Kuleinių ežero, ten, kur yra ta stovyklavietė, kur miegosim, kur puotausim ir kur pradėsim Dzūkijos ekspediciją. Sustoja užkast. Trikampiai sumuštiniai. Reikia tikrai pailsėti, nes nulūšiu važiuojant. Nusukau į šitą šunkelį ir radau, kad 5 kilometrai liko iki mūsų tikslo. Tai neskubėsiu net, nes nebeturiu jėgų jau skubėt. Tai tiesiog važiuoju lėtai. Taip giliai į mišką nesu ėjęs turbūt ir nieko panašaus dar nematau. Planas pasikeitė. Palieku čia dviratį, tada tiesiog statysiu palapinę geriausioje vietoje, kur aš aplink. Kas čia per keliukai? Eik tu savo, jau kokius 4 posūkius galvoj laikau. Čia tiesiog dumblo keliai. Auga. Stovyklavietė egzistuoja. Ar galit patikėti? Wow. Tikrai puikiai. Wow. Grotelės. Sukurtas laužas. Beveik pamanyčiau, kad kas nors čia yra. Wow.
Problema tik tame, kad mano dviratis už gerų 2 kilometrų Šabakštynų. Ei, tu sam. Negaliu patikėti. Taip gražu. Skaidrumo. Aišku, gal nėra labai gilu. Bet vaizdas. Kitoj pusėje yra kažkas irgi. Ten gal eitų prieiti. Va čia tai jo. Va čia tai nuotykis. Nušoviau 9 kilų, o dabar dar sugalvoju išeiti iš kelio, kad sutrumpint kelią. Einu sau ramiai ir briedis. Didžiulis. Iš šakų tik tai... Kai prasinešė į kitą pusę. Eik, tu savo nesu matęs anksčiau. Kaip matot, stovyklavietės idėja buvo apleista. Ilga istorija trumpai. Ten yra ežeras ir ten yra stovyklavietė, bet šiąnakt aš miegosiu čia. Na, o dabar tikrai labai išalkau. Nuvažiavau apie 90 kilometrų, pravaikščiojau miškus ir kaip pirmai dienai, sakyčiau, tikrai didelis iššūkis buvo. Todėl atsidarysiu tuno šitų makarončikų su krevetėm. Ir turbūt eisiu į komą kokių 10 valandų, nežinau. Ryte esu suplanavęs puikią pirmą pažintį su Dzūkija. O, galva apsvaigo. Šikutė. Atsargiai, gražiai. Tan, tan, taran, tan, 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 taran, tan, tan. Nu kas ten? Pailsėjau truputį, bet turbūt matosi iš akių, kad esu žiauriai pavargęs. Bet rytoj turiu planą chuliganą pamatyti kelis Dzūkijos miestus, kaimus. Dar tiksliai nežinau, kiek ir kuriuos pavyks aplankyti. Tai bus staigmena, bet nekantrauju pamatyti, ką Dzūkija turi pasiūlyti suvalkiečiai. Dabar yra 10 valandų, šviesų dar nejungsiu, pačios išsijungs danguje, bet aš deduosi savo aklumo akinius ir einu čiūčią liūlę. Susitiksim rytoj. Bye.